Žemaičių gatvės gyventojai jau metus kovoja su jų valdose valkataujančių šunimi, dėja nesėkmingai. Žmonės skundžiasi, jog keturkojus valkata puola žmonės ir ne vienam yra įkandęs. Aš nieko prieš šuniukus neturiu, bet kai išeini į kieme prilindė per tvorą pilna šunų. Paskui atsidarai vartus, jei išeini į gatvę dar daugiau šunų, tai man kažkaip nelabai tas patinka. O bandote kokį nors priemonių imtis? Skambinat kam nors, pavyzdžiui, gaudžiam, dar kam nors? Taip, teko skambinti, kreipėmės į savivaldybę, kad šiuo dalyku pasidomėtų. Tai savivaldybėje mums davė numerį šungaudžių. Buvo ne kartą kviesti tie šungaudžiai, sakė, kad atvažiuosim, bet rezultatų kaip ir nesimato. Žungaudžiai tikina, jog darbo jiems tikrai netrūksta, tačiau pripažįsta, kad pas visus norinčius nuvykti negali. Mat vien šiandien tarnybos darbuotojams teko surinkti 24 benamius gyvūnus. Stengiamės suspėti. Aišku, o jau nesusilaukot, pavyzdžiui, nusiskundimų, kad niekad negalit sugauti niekaip? Būna visokių atvejų. Žmonės kitą kartą pamato nuo pusės kilometro šunį ir skambina, kad važiuokit, paimkite. Kai važiuoja, to šuns visai pėdos jau išnykė. Specialistų teigimu, per 15 metų Kauno gatvėse beglobių gyvūnų skaičius ženkliai sumažėjo, jei gyventojų skundų skaičius atitinkamoms tarnyboms dėl valkataujančių keturkojų nemažėja, o atsisakančių savo augintinių taip pat yra gan daug. Sveikiems šunim 90% yra surandami nauji namai. Tik tai ligoti, tik tai nusenę šunys yra migdomi, jiems yra atliekama neskausminga eutanazija. Šiais metais dėl šunų įkandimų į gydymo įstaigas kreipėsi daugiau nei 600 kauniečių. Žaliakalnio gyventojai tikina, jog nesulaukus pagalbos iš tarnybų šią problemą išspręs savais metodais, kuriuos komentuoti atsisakė.